Visi freelanceriai ir verslininkai nori to paties. Ir mes visi norime padaryti pardavimus, mes visi norime neprarasti visą savo dienos laiko bandydami išsukti savo veiklą. Mes norime, kad žmonės, kurie ateina, jie pirktų, žmonės, kurie ateina, kad jie nepabėgtų, kad jie liktų ir tie, kurie nusipirko, kad jie norėtų dar. Tai čia taip pradžiai, ko mes kaip verslininkai galime norėti savo veiklą. Tačiau pirminis ir pagrindinis dalykas yra iš jos pelningai uždirbti. Dabar, manau, didžioji dauguma esate girdėję, jog daug rinkos influencerių, kurie kalba apie tai, kaip daryti internete verslą, sako, jums nereikia svetainių, jums nereikia čia visų tų platformų, jums čia nereikia įmantrių strategijų, jums čia nereikia to prekinio ženklo, jums čia nereikia logotipo. Iš dalies jie teisūs. Matote, problema neteisume, problema yra faktuose. Dabar, kaip niekada, istorijoje yra lengva pradėti verslą, pasiūlyti paslaugą, pasiūlyti sprendimą. Dar kas yra įdomiau, jog labai daug paslaugų, už kurias galima buvo anksčiau imti kažkokią tais gan solidų retainerį, kur kas mėnesį jums moka, jos tiesiog praktiškai tapo nuvertėjusios. Ir jos išlaiko arba padidina savo vertę tik tais tuo atveju, kai jas atlieka tos srities tikras specialistas, turintis įmantrų portfolio, tvirtus rezultatus ten ir panašiai. Ką jau kalbėti apie kažkokį tais pradedantį freelancerį, ar ten freelancerį, kuris, sakykime, šokinėja nuo vienos kėdės ant kitos kėdės. Tai gerai, ar yra tam sprendimas? Sprendimas yra. Ir sprendimas yra galbūt kiek nepopuliarus, galbūt kiek finansiškai įpareigojantis, tačiau tai yra sprendimas. Matote, kadangi rinkoje visur visko pilna, jūs išsiskirsite tik tais tuo atveju, kai pas jūs atėjus bus grinai aiškumas. Aišku, kad tai yra profesionalas, aišku, kad jisai pirmiausiai pasirūpino savo guoliu, savo loviu. Ir aiškumas tame, ką jis daro. Vadinasi, ko mums reikia. Mums reikia komunikacinio aiškumo, mums reikia vizualinio aiškumo ir mums reikia strateginio aiškumo. Komunikacinis aiškumas reiškia, kad jūs suprantate savo kliento problemą, jūs suprantate savo kliento įsitikinimus, kurie privedė prie problemos, jūs suprantate aiškiai, kokius rezultatus jūs atnešate ir jūs aiškiai suprantate, kokie įsitikinimai turėjo pasikeisti ir kaip jie skamba dabar, kad jūs galėtumėte komunikuoti savo klientui apie sprendimą tarp problemos ir rezultatų. Tai čia pirmas. Antras dalykas, tai vizualinis aiškumas. Tai vizualinis aiškumas reiškia, kad jūs visur pasirodote panašiai, kur pamačius jūsų postą, ne pirmą kartą galima žinoti, čia tas žmogus, čia ta kompanija. Ir tam reikalingas yra prekinis ženklas. Logotipas, spalvos, formos, stilistika, šešėliai, kontrastai, visi tie dalykai. Tai yra svarbu, nes tai yra vizualinė atmintis to, kas jūs esate, apie ką jūs ir kaip jūs atskirti. Dabar trečias, strateginis aiškumas. Kaip jūs generuojate klientus, kur jie eina, ką jie gauna, apie ką jūs iš viso esate. Ar pas jūs tik ateiti pirkti, ar pas jūs galima ateiti kažko išmokti, gauti patarimą, galbūt kažkoks yra žingsnis konkretus, galbūt webinaras, galbūt kažkoks tais VSL-as, galbūt grupė, galbūt renginiai, nesvarbu. Svarbu yra jūsų strateginis aiškumas. Iš A į B, iš B į C, iš C į D, iš D į E ir taip toliau. Ir kai mes turime tą strateginį aiškumą, pas mus atsiranda nuostabus workflow, tai darbo srautas. Tai reiškia, kad mes žinome, jog mūsų komunikacija yra XYZ,
mes žinome, kad mūsų identitetas ir pozicionavimas vizualinis yra XYZ ir mes žinome, kad mūsų strategija yra iš A į B, į B į C, iš C į D į E. Okay? Kai mes visą tai žinome, ką mes galime padaryti? Mes galime pamatuoti ir aiškiai suprasti, kas veikia ir kas neveikia. Dabar, kur visą tai padaryti ir kur visą tai spręsti? Tai nuo 2021 metų freelancinu pats, teikiau įvairiausias paslaugas, dariau drop servicingą iki tol, kol supratau esminius iššūkius. Tai reiškia, kai tu eini pas vieną žmogų svetainės, pas kitą prekinio ženklo, pas trečią eini socialinių tinklų, pas ketvirtą eini kažkokios strategijos, konsultacijos, viskas taip susimaišo, kad galop gaunasi, kad tu turi dirbti už juos visus keturis. Tai reiškia, kad tu reikia kiekvienam paaiškinti, ko tu nori, galbūt tu pats iki galo nesupranti, ko tu nori, nes tas, kas sudarė prekinį ženklą, neįsigilino į tavo verslo strategiją, į tavo viziją, į tavo ambicijas, jis tiesiog padarė tavo prekinį ženklą tam, kad tu turėtum ten kažkokią paletę ir kažkokias tais preliminarias gairias. O kur esmė? Esmė yra ta, kad tas kiekvienas skirtingas sugedęs telefonas, jisai priveda prie to, kad tau reikia viską perdarinėti ir klijuoti ir bandyti iš tų skirtingų asmenų, iš tų skirtingų vizijų sudėti savo viziją. Bet esmė yra centralizuotas sprendimas. Dėl to aš sukūriau Team of Success. Dėl to aš pradėjau kurti savo smulkę komandą, kad mes galime paimti vieną verslą ir mes galime paimti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir mes galime praeiti per visus šitus žingsnius ir išsiaiškinę tuos visus 10 žingsnių mes galime nuvesti tą žmogų nuo prekinio ženklo iki galutinai užbaigto skaitmeninio verslo, įskaitant socialinius tinklus, postus, websaitą, Google optimizacijas, viskas sujungta, viskas paruošta. Prašau, imk, daryk savo verslą. Tai ar toks sprendimas tau padėtų? Ar tu manai, kad dar šiai dienai, matydamas, kur eina pasaulis, kiek mes esame pažengę, kaip yra iš tikrųjų lengva žmonėms paimti, pradėti veiklą, ar tu manai, kad su bele skaitmeninėmis platformomis ir bele strategija tu būsi konkurencingas? Klausimas. Tad pabūk su šitą mintim, jeigu turi klausimų, parašyk, jeigu nori kažką pasakyti, pakomentuok ir jeigu nori pamatyti portfolio, sužinoti įkainius, drąsiai parašyk. Įkainiai prasideda nuo 500 eurų, kas yra juokinga. Tačiau kodėl tai yra nuo 500 eurų? Dėl to, kad mes įvaldėme dirbtinį intelektą ir mes žinome, kaip padaryti efektyvią pradžią su dirbtinio intelekto pagalba, už 500 eurų. Tie, kurių biudžetas šiai dienai yra toks. Mes turime dar kitus du pasiūlymus. Vienas yra 1500 eurų ir kitas yra 4500 eurų. Jau čia yra priimimas tiems, kurie žino, kad tikrai nori paimti, atsistoti tvirtai, nori strateginės pagalbos ir nori kažkiek vedimo, kuris būtų paremtas tikra patirtimi ir būtų implementacinis, o ne teoretinis, užauk didelis ir būk stiprus. Tad jeigu tau rezonuoja, jeigu tu nori pasipelnyti iš mano patirties, iš mano komandos centralizuoto sprendimo, kreipkis ir mes labai efektyviai padėsime tau išspręsti. Tad kreipkis, gausi portfolio ir važiuojam.